Visiems labas, šiandien aš žaisiu su savo drauge žaidimą horror. Bus įdomu, atsisėskite arba atsigulkite patogiau. Ir pradedam. Gerai. Ačiū žmonėm, o ne trim. Arba. Jo, einam ten. Mes pirmą kartą žaisim. Oi, Nepalauk. šitą žaidimą. Teleportą. Gerai. Mes šitą žaidimą niekada nežaidėm, tai kad tikiuosi, dar bus žiauriai baisu. Jo. O. Gerai. Gerai. Čia mus gali išgąsdinti, ką galiu pasakyti. Jo, čia hororas šiaip. Mes jau daug Oho. hororų esam žaidę, bet šitą ne. Ir tikiuosi, jis nebus kaip vienas žiauriai baisus buvo, kur mes visą naktį, man atrodo, negalėjom užmygti. Labai didelis pastatas. Čia yra portas, man atrodo, ir mus atveža taksi. Kodėl aš be galvos? Kodėl aš irgi be galvos? Man tai rodė, kad aš su galva. O man parodė, kad tu be galvos. Kad tu su galva. Negaliu. A kur visi? Mums jaučiu dokumentus, čia reikia duoti visus. Ar mes čia dirbam? Manau, kad dirbam, nes... Kas čia? Ar Gal kas? čia ypa dabar? Kažkas kainuoja... O čia kažkoks bananas kainuoja 24. Aš turiu PM, aš я не буду тратить сам. Kaukė. Policija, ateik. Kur? Aiva. O, labuka. Ko tu vaikštai vietoj? Nori... Va gerai, eikite su mumis. Duokite mums 1000 robuxų. Gal jie čia su mum dirba? Ir jie žiūri, kad jeigu žmonės praeina, kad nedegtų raudona. O tau irgi rodo, kad šitas vaikšto vietoje, ar man čia tik vienai? Man irgi kažkoks biški keistas. Va, Čia aš praeinu ir man rodo žalia, tavo irgi. Patuoj. Einam į antrą aukštą pasižiūrėti. Aš iš ties nusdundukinau su savo galvą į šitą. O, kažkoks bridgė. Aš apšė nemoku Ačiū. Netandžia. Ačiū, labai permetama siena. Oi. A kas čia? O tu kur? Aš antram aukšte. Lėktuvas. O kuo jis toks didelis? Ateik čia kuo greičiau. Tu kur? Pirmam aukšte. Eina. Gerai, negalima peršokti. O, galima pistoletą. Kiek jis kainuoja? Aha, tikrai tipo nusipirksiu. Labai mažai kainuoja. Tikrai ne 4. Prieš taip prie durų ir tu pamatysi tuščią kambarį. O jo. Aš vadu sekretą. Gerai, žiūrim, kur kokiu laiku skrenda. Ai, kol kas niekas dar neįskrenda, dabar 10 PM, tipo 2 valandos. Mes esam Svardo aerolinės, mūsų čia aerolinijos ir Radau aš kažką. Ir ten dar buvo parašyta, kad va šitas aeroportas įskris į Niujorką. Gerai, Atvažiavo taksi, pas mus klientai. gerai. Aš iš tavo draugų, pas man drauguose tokio nėra. Ne, aš iš vis nežinau. Pas mane labai daug. Čia, man atrodo, kažkas iš draugų. Ne, va šitas juodas tikrai ne iš mano. Gerai, labą dieną. Čia iš mano šitas. Atsimenu, buvo normali mergaitė. Tapo berniuku. Nu, čia ne apie tave. Čia apie šitą. Su baltais plaukais. Bet tu pas mane gera draugė. Taip. Kodėl aš tapau berniu, tik neklauskit. Moniai. Mums davė pinigų. Aš susirbiau.
gerai. Ką aš Tas išneka? nusirbėjai. Nu, čia padėjau. Aš einu pažiūrėti, kur jis eina, tu priimin. Jis eina pro va čia, užsidegė jam žalia šviesa, jis neneša jokių peilių, reiškia ir visų šitų. Pirmas klientas geras, toliau. Davai. Pas mane minus gerklę. Užkimau. Pas mus čia 2 kartos. Oi, 3 kasos. A ko eina tik prie gados? Tai buvo Gražios kojas. Švietė. Oho, 136. Labas, kačia. Šitas turi atiduoti. Aš nieko nedariu. Mim. Mim. Jūs davėt per mažai pinigų ir jis pabėgo. Man kažkaip tai raudoną mygtuką buvo rodę. Ak. Gerai, tu pabūk su šituo, aš einu pažiūrėti, kur bus tie klientai. Nu, laba diena, kur? O, čia jau naktas. Nu, nieko tokio, laba diena bus. Ačiū už Jie čia prisėdė ant kėdžių, nieko baisaus, jie nieko blogo nedaro, tai kad gerai. Vėl man kažkokia raudona. Man įsikrauna planšetė. Taip. Oi, O tu kur eini? netyčia. Labukas galiu praeiti. Aha. Mums čia Bėgu, kažkoda bėgu, eiti. bėgu, privalau suspėti. Gerai. Gerai, praeidam. Gerai, paimk jo pasą ir aš jį pravesiu į mūsų lėktuvą. Gerai. Aš nežinau, ar čia lėktuvas, aš sakau, nes aš niekada nesu buvus, ar aeroporte, ar bebuvus, aš nieko neprisimenu. Jo, čia lėktuvas, tai praeisim, gal jis vėl atsisės, nežinau. Einam. Arba jeigu sės, aš nežinau. Aš tai buvau lėktuvą. Oi, mergaitė, jums viskas gerai, kodėl jūs nukrytote? Ai, gerai. Koks čia geras lėktuvas. O tu jame? Gero. O tu jame esi? Ką? Tu jame esi? Aš jau atėjau. Aš dabar šitą moterį pravesiu. Palauk. Labai geras lėktuvas, davai tu nufilmuok žmonėms, o aš pasižiūrėsiu. Tu daik tą lėktuvą, jis tikrai toks lėktuvas. Čia galima praeiti? Ne. Bet kažkur, kur juoda, tai galima. Žiūrėkite, kas čia yra. Gerai. Ten juoda, negalima. Nu tai čia yra sėdynės va tokios, užuolaidos ir vadurs. Spintelės. Toliau mums negalima niekur eiti. Aš tikiuosi, mums leis įdėti, kur žmonės sėdi. Va ten, va, kur buvo parodyt, kažkas juodas, tai va. Ten jaučiu žmonės, gali dėti. Manau, kad tie daro ASMR. Aš kažkodėl nelabai tikiu, kad va šitas jis geras žmogus, o to jis nelabai atrodo, jeigu paprasta tokį žmogų. Mes skrysim čia parašytą, ar aš nežinau. Einam Oi, čia reikia atsisėsti. to atsisėsiu. Oi, kas man? Kodėl mes begalvau? Man tai tas, gal kodėl man dar rodo, kai aš be galvos? Tai man ir rodo, kad aš begalvos. Mes skrendam kažkur. Naktį. Aš skaičiu, mes turim skristi į New Yorką. Gražios žvaigždės buvo. Galim. Bet sėdi. Kur tu čia? Čia VIP klasas. Pabūk su VIP žmogum, aš einu į paprastą. Palauk. Tuo aš čia dar apžiūrėsiu. Bet žinau, paprasta moteris
Rašytas vyras, o kur tas su baltais plaukais, ašgi sakiau, su juo kažkas negerai. Aš mačiau. Va, viskas. Kas vyksta? Čia tieks išnešiot maistą, o kur maistas? Nežinau. Aš radau, vienas nori Coca-Cola. Ten, kur pradžioje, kur mes atsisėdom, yra čipsai ir Coca-Cola. Gerai, greičiau. Tu jam neš. Kuo greičiau nešim. Dar vienas Coca-Colas reikia ir traškučių. Į paprastą klasą. Traškučiai iš tos pusės, iš kitos. Ne, ten tik iš kitos pusės. Aš kolą atnešiu moteriai. Gerai. Tikiuosi, mes viską suspėsim, bet šiaip šitą žaidybą, jeigu jūs turėsit pažaist, šitą žaidybą geriau žaist ne vienam ir ne dviesi, kažkur daugiau. Iš to, kad jeigu jūs vieną žaisit, galite nesuspėti su 10 daiktų. Nes čia, kaip parodyta, ypač žmonėms maistą reikia nešiot. Kaip suprantu. Kur čia vanduo atsirado? Gerai, kad nepaslidau aš nors. A kur esa švabros? Šluota. Ar su rankom turim valyti? Nežinau, davai su batu valom. Su rankom. Rankom reikia valyti. Iš vis, aš iš vis be rankoju, man iš vis blogai. Ir be rankų. Su kojinėm. Su kojinėm mes, kaip suprantu, tada valom. Aš su kojinėm valysiu savo. Viskas. A čia dar pilotas ir pas mus ką? Pasižiūrim. O tai davai, tu kur nesėdi, tu čia? Oi, va piloto gal kabina, nežinau. Bet jį peršviečiama. Kas vyksta, bėgam? Mes nespėsim, manau. Ką mums reikia padaryti per 10 sekundžių? Atsisėsti. Blemba, mes labai toli. Sėdam bele kur. Aš atsisėdau. Aš paskutinės sekundės atsisėdau. Mes iš kitam kampe buvom lėktuvo. Mes kažkur skrendam ir labai keistas garsas. Mes gyvi, mes nemirėm. Mes atskrydom į New Yorką. Mes kartais realiai nuo ten pat atskrydom. Čia viskas taip pat. Aš net buvau pamiršusi, kad čia hororas. Aš ir galvoju, kad čia hororas, čia nieko kol kas baisaus. Ai, nauji klientai, va. Mes čia jau čia skreisim daug kartų. Ir paskiau po tų daug kartų kažkas gal atsitiks lėktuvui. Aš nežinau, aš nežaidžiau tai, kad aš negaliu sakyti teisybę, bet man taip atrodo, nes aš kitų variantų neturiu. Spider-Manas net atėjo. A galima klausimą jums žiūrovams, kurie žiūri šitą video. Kaip jūs pravedėte Velykas? Rašykite komentaruose, ar jūs kažkur skrydot, važiavot, gal pas močiutę kaip daug žmonių. Aš tai pas močiutę važiavau į kitą miestą. Aš irgi. Bet aš dar buvau į Vilnių išvažiavus ant savaitės visos išeigynų. Pas mane šią savaitę dar atvažiuos draugė ant 2 nakvynėm. 2 nakčiams, žodžiu. Ja. O parašykite komentaruose, o gal jūs jau susplanavot visą savo vasarą, nes būna tokių žmonių, kur mėgsta planuotis visus daiktus anksčiau, negu jie prasidės, net jeigu po mėnesio. Nes ir tokių žmonių. Eik į viršų žmonių pasus
Jiem, tai aš čia padedu ir viskas. Ir reiks pasus dėti. Gerai. Prisilby 173 money. Kiek jų einam? Aš jūs pravesiu iš to, kad aš ir turiu eiti. Gerai. Gerai, visi lypam. Mergaitė, kur jūsų dantis? Tik vienas klausimas. O kas čia per to? O kodėl jis toks piktas? O pas mus nebuvo tik 4 klientų, ar pas mus jau 5 buvo? Nežinau. Nes jis kažkoks piktas. Gal jis blogas? Gal jo, nes man atrodo, kad čia bus kažkoks siužetas, čiagi hororą žaidžiam. Tai jaučiu, čia bus kažkoks siužetas, kažkas padegs mūsų lėktuvą gal, arba ten uždės bombą. Va, čia monstras buvo, nes buvo nusipirkęs monstro pusę veido. Bet jis kažkoks labai piktas. Jis kaip agentas kažkoks juodas. Ja. O čia, neatsimenu, kaip vadinasi šitas herojus. O. Tik kostiumas nepanašus labai. Iškart. Labai šiaip. Bet vis tiek čia kaip Spider-Man. Nesvoras vidury. Gerai, viso gero. Gero jums skrydžio. Atiduokite kelnes, jos gražios. Atiduokite. Gerai, ačiū labai, kad neatidėm. Akvilė, Ką? Aš Akvilę vandenį pamečiau. Gerai, Spider-Manai. Eikite, gero jums skrydžio. Klientas kažkas juodas vyksta. Draugė, ateik prie lėktuvo, ten žmogus... Aš dar kitą. Ten žmogus į sieną paprastai žiūri. Viskas, dabar tikrai viskas. Ateik greičiau. Ne, jo bilietas netikras, ateik, čia bus kažkoks siužetas. Bėgu. Na, aš negaliu greičiau šiaip. Apačio buvo parašyta, atsiprašau, jūsų bilietas esate tikras. Mes sakom, atsiprašau. Bėgam. Jis gal mūsų kažkas padarys mūsų lėktuvą. Atsiprašau, klientai. Atneškite ir mes išskrinam be žmogaus. Ar aš neklystu? Tai jis ten visiems bus išgyvenėjo. Paspaud zoom in. Labai gražiai tada matysis lėktuvas kaip skrenda. Tik tai man kažkoks atrodo, kad priekinė lėktuvas. Jo, šiaip. O jaučiu dabar niekur neidam, žmonės įsinorėjęs valgyti. Visiems labai gėda, jūs skrendate mūsų Eurolinijomis. Jūs norėtumėt kažko užkasti? Šitas tai ir žiūrėjęs sieną buvo visus. Jo, jis kažkoks atrodo biznesmenas. Gerai, jis nori čipsų, tu nešk jam čipsų, aš pamačiau, ten nori vienas žmogus Coca-Colos. Aš pamačiau, kad nori. Eurolinijomis labai mažai žmonių skrenda labai mažai skrenda moterų, labai daug vyrų kažkodėl. Galėsi tu atnešti dar čipsus vienam žmogui? Gerai, bet man keista, o negali padaryti, kad čia bus tik vienas, va šitas kur vyk, ir kad būtų labai čia daug žmonių, nes tai būtų įdomiau žaist. Bet čia nesimuliatorius lėktuvo, tai kad nelabai, man labai kažkokie tokie simuliatoriai, kur lėktuvo
lėktuvą, pas jūs ateina žmonių, ten tipo. Einam atsisėsti. Nu, dar negalima. Jau. Aš neatsimenu šitą. Šitas nebuvo. Jeigu norėsite, mes pabandysime rasti dar kažkokių gal ir... Kas su garsu? Čia buvo... Hororų arba ne hororų. Čia buvo labai baisus garsas. Toks bat garsas įčiuktas. Kad, nu žodžiu, kad tipo kažkas atsitiks. Jeigu nori, tai gali pasgarsinti. Nenoriu aš ir taip viena. Kokie batai gražūs. Sėdam. Vėl aš be galvos. Ir dar minus kojos pas mane. A čia negalime persiversti, ką rašo į lietuvių. Aš pasižiūrėsiu. Ne. Nes ką? Kas vyksta? Išeidam jau, ne? Jaučiu vėl. Gerai, praeida. Įdomu, yra tas juodas žmogus. Jo, tas, kur tipo blogas bilietas buvo. Na, arba jis tipo, kažką tam padarė su tuo bilietu, atspausdino. Jo, arba jis atspausdino ne su savo vardu ir netyčia pasakė savo tikrą vardą vietoj netikro. Nes tipo jis buvo pripratęs gal sakyti savo tikrą vardą ir netyčia pasakė. Gerai, čia parodė. Antra naktis. Ai, čia buvo pirma naktis, mes atvažiavom, dabar čia kita naktis, nu šiaip čia kita diena, bet kitos dienos naktis. Aš iš vis pamiršau, kad reikia judinti ekraną. Galvojau, kažką rodys. O, ką čia daro pas mus? Kas per turbiną kiek kainuoja, aš noriu nusipirkti. Jūs visiem? Tai aš mačiau pystiką, kuris kainavo, va, žiūrė. Ar čia ne tas? 299. Jo, bet gal kažkoks, kokia graži madam. Čia dabar ryliai panašiai, žinai, žmonės. Rainbow Friends. Aš atsimenu, čia man nedžiaugia. Viskas. Čia dabar tikrai moteris, aš noriu, žinai, kad pas mus ateitų žmogus, tipo mama su vaikais. Žiauriai gerai atrodo. Kodėl pas juos tokie pat veidai, pas juos tokie pat? Tai jaučiu dvi draugės, nes jos žiauriai panašios. Jos panašios su makiažu. Jo, jaučiu jos geriausios draugės ir jos susitarė skristi kažkur, nes dabar šeigynis ir jos susitarė skristi, tai kad dviese. Jau visos žmonės taip greit išėjo, o tu kad prapuolė. Aš va čia, gerai einu. Tikiuosi dabar bus kažkas baisaus. Bet aš tikiuosi, kad jo bus kažkas baisaus ir aš šiaip labai norėčiau pažaisti dar kažkokį simuliatorių, arba nežinau, kur tipo lėktuvas simuliatorius, kur tipo žmonės ateina, nu tipo mama su vaikais, visokios tipo šeimos, ir kur reikia bilietus tikrinti, bet Roblox ir su draugu, kur galima daryti savo, bet nuo pačios pradžios, tipo pirmo vobžų kažkoks, paskiau geresnis ir paskiau galima bus tiesiog žaisti, kad klientai ateina. Nes man kažkaip labai patinka tokie. Draugė, pasižiūrėk. Koks veidukas čia lenda. Kur? Va čia. Gerai. Jos vardas Žana. Gerai, Žana, eikit. Kur parašyta? Jos vardas Izabelė.
žodžių. Ten buvo aprašyta žada, bet kai išėjo, pasirašė Izabela. Tai čia jos vardas Izabela šitos. Nu, kada veisiu pastavė čia. Vėliau ateina Mija. Čia parašyta Mija. Jis berniukas. Jis berniukas, bet čia parašyta Mija. Kaip jo vardas Mija. Nesvarbu. Mergaitė. O, kaip... Ir jeigu aš turėčiau tokią kuprinę arba žaislą, aš labai bijočiau. Aš kaip turėjau tokį žaislą Rainbow Friends, bet ne tokį kažkokį, nežinau, kaip pavadinti jį. O tu norėtum pažaisti kažkokį simuliatorių lėktuvą? Net nežinau. Bet jeigu jis tik būtų įdomus. Bėgama. Netyčia taip prisišakinėjau, kad net pamačiau prastogą. Gerai. Ką darom? Gerai, viskas. Skrendam. Jau mes trečią kartą skrendam ir dar nieko baisaus nėra. Man atrodo, šitas video bus kaip valanda kokia. Na jo. Gerai, kaip visada naktis. Lėktuvas, kad būtų kažkoks siužetas, tam kartui skris, tai neįdomu. Nu, tikiuosi dabar, nes dažniausiai, arba antram kartą būna kažkas baisaus, arba trečiam. Čia viena, kaip sakiau, draugė, čia kita. A, ko esi atskirai sėdi? Aš net pamiršau apie maistą. Aš irgi. Nei vienas žmogus nėra VIP klasė. Yra. Rainbow Friendsas. Ai. A kur? Ai, jo. 80 čipsų. Okei. Aš ne Coca-Cola įstūna. Dar reikia čipsų vienu. 2 čipsų reikia. O aš vienus 10 kitus. O tu matai, kad pas vieną mergaitę, kur draugė, kaip sakiau, pas ją ir kažkokie kakavarčiukas. Iš Starbuckso. Ai, jo, mačiau. Mergaitė reikia šortų arba kelnių vienai iš draugių. Ateik čia greičiau. Tu kur? Va čia. Jei, hororas! Ateik greičiau, tu turi pamatyti. Eidėk va taip ir tu pamatysi, kad piloto nėra. Aš ten mačiau, kurie žiūri mano video, tai ten iš pradžių, kai mes dar neskrydom, nei vieno kartą nebuvo nieko iš vis. Nu gerai, mums rodo radiklės, einam pagal jos. A ko nieks nebijo, kad čia lėktuvai kažkas blogai? Nesuprantu. Aš ir nesuprantu. Žiūrėk, sako, pilotas, čia kalba, bet pilotą nėra, mes jau pamatėm, kad jo nėra. 15 minutų praėjo. O, čia šitas juodas. Ar čia ne jis? Jis su juoda kažkodėl oda. Jo. O, voriukas. Ryliai. Gerai, klientai. Nieko baisaus pas mus, mes jau beveik atskrydom. Man kol kas nėra labai baisu, bet man širdis šokinėja. Bet aš noriu padaryti, mes nematėm, kad ten už lango kažkoks čertovčikas bėgioja. Ten voriukas bėgioja. Kuris uždegė mūsų, kur uždegė sparną. Kokį sparną? Oh my god. Jei, ten namukuose. Aš įbijau. Mes tikiuosi nenumirsim. Kažkoks namelis yra. A
kaip mes Jau išeis? mūsų šitie klientai vyrė, nes taip visada būna. O mes liksim, tu kaip istorija dabar. Eidam šitą darbą. Nu va, Atrodo, tai viskas normaliai, čia tiesiog kažkoks kaimas viskas. paprastai. Pirma, ai, Tuk, pasibeldenam davai. alo, aš pamačiau, va taip vidėk ir matysis biški to namo. Jo, o aš visą pamačiau. Ai, va, jo, ten šaldytuvą matau. Telikas, Stofas, kaminas, telikas, kažkoks nelabai. sofas. Stalas, Nieko nėra namie lauž. kaminas. Telefoną jums paskambinti. Davai. Aš sulaužyčiau tada. Oh, baby shark. Labadiena, čia Achstein. Mes skrydom, mūsų Eurolinijos nukrito. Ir mes visi vyrėm. Jeigu ką čia kalba mūsų Eurolinijų klientai. Nu ir te monstras. Čia Šūdas. Ma, aš to numirsiu. Einam. Aš numirsiu, sakau, aš numirsiu. Aš irgi, ko mes taip lėtai einam. Man čia Tiesiog vaikštam ratus, kvadratus. daugiau negalima. Būna va taip visą laiką, jis ten nusibagino. Kur tai eini? Va čia tiek jis susibagino. Man širdis. Pažiūrėk į mane. Jis ateina, Kur? Ne. bet jis sustojo, jis nepamatė, bet aš mačiau jo kojas, jis atsibagino. Nu viskas, mes jau galime eiti. Jis iš už milijoną kilometrų, žiūrėk. Jis buvo šis... Ai, viskas pabaiga? Net nebuvo baisu. Beveik. Gerai, visiems tada aš nežinau, kas čia per keistas, net nebuvo baisu. Nu, man tai buvo vienu momentu baisu, bet aš galvojau, bus baisiau. Jo, aš galvau, kad bus hororas kažkoks baisesnis. Tai, kad laikykit, rašykit tokius mums dar žaidimus pažaisti. Gal hororas, gal jūs žinot kažkokius juokingus, įdomius žaidimus. Arba jūs norit pažaisti vieną kažkokį žaidimą, bet nenorit ir norit sužinot, kaip jį žaisti. Arba jeigu mes irgi nežinom, pabandyti su jum pažaisti. Gerai, jau laikas atsisveikinti su jumis. Iki. Susitiksim kitam video arba trumpam labai. Gerai, iki visiems. Iki.